Mūsų studijoje šiandieną Kelmės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas Juozas Rimkus. Ir kalbėsim apie tai, kad atėjo pagaliau ilgai lauktasis pavasaris, bet jis atėjo su savo išdaigomis ir pridarė nemažai rūpesčių rajono žemdirbiams. Skaudžiausia, kad žemdirbiai tas išdaigas pajuto tiesiogiai, pajuto per, turiu omeny, finansinę prasme. Pati didžiausia ir bene skaudžiausia išdaiga tai buvo šį pavasarį. Iš po žiemos taip gražiai žaliavę, taip gražiai atrodė žemkenčiai, netikėtai kiekvieną dieną jų būklė vis prastėjo, iš pradžių nurudo, paskui ir visiškai sunyko nuo žiemos šalčių, nuo visų negandų nukentėjo beveik visi žieminiai rapsai. Apie 80% žieminių kviečių, kvietrugių. Tai didžiuliai finansiniai nuostoliai mūsų žemdirbiams. Tenka didžiulius plotus atsėti, tenka ieškoti sėklos, išlaidauti papildomai, kas nebuvo numatyta. Jeigu kalbant apie žiemos išdaigas, matom gegužio mėnesio, gegužės pradžia ir iš tikrųjų iškrito sniegas ir kai kuriuose vietovėse gan gausiai, o tai Kražių pusėje net kai kuriuose vietovėse iki 30 cm. Be abejo, tai toks trumpalaikis sniegas žemdirbių pasėliams tiesiogiai neatsilieps. Be abejo, augalai šiek tiek gali sustresuoti, tačiau tai trumpalaikiai padariniai, sakykime, ir žymesnių nuostolių šitas sniegas žemdirbiams net neš. Kasmetinis žemdirbių rūpestis dabar yra jų pasėlių deklaravimas, be ko jau iš tikrųjų nebegalima apsieiti. Kaip sekasi šitie darbai? Pasėlių deklaravimas tai yra vienas iš svarbesnių žemdirbiams rūpesčių pavasarį. Mes perkeltinę prasme pasėlių deklaravimą vadiname derliaus nuėmimu, nes jeigu šito darbą labai tvarkingai, labai gražiai padarysime, tai iš tikrųjų galime tikėtis nemažų pajamų metų pabaigoje. Tai šiais metais pasėlių deklaravimas prasidėjo pakankamai sklandžiai, neblogai vyko naujoji įdiegta programa, žemdirbiai rodė neblogą aktyvumą ir šiai dienai turim nemažai surinkę priėmę pasėlių deklaracijų. Tačiau, naudodamasis progą, norėčiau paprašyti žemdirbių, ypač smulkesnių, kuriems su laukais, su pasėliais yra viskas aišku, tiek pasėlių ribos, tiek auginamos kultūros ir jie gali deklaruoti, nelaukti deklaracijos pabaigos. Būtų labai smagu, kad tie darbai nesusivėlintų, būtų atlikti tinkamais terminais ir dėl to nenukentėtų patys žemdirbiai. Pasėlių deklaracija vyksta iki birželio 15 dienos. Be abejo, kaip ir kiekvienais metais, tai per šiais bus pratęsimas iki Liepos 11 dienos, bet jau kiekvieną dieną bus taikoma 1% nuoskaita.